Sveiki visi atvykę į Linelis Ride kanalą. Šiandien turime Ducati 848. Tai yra, sakykime, pasiekmė 749 Ducatio ir čia mes turime 99 kW, 96 N, 194 kg su visais skysčiais. L-Twin 2 cilindrų variklis. Ir, sakykime, pirma mintis pamačius šitą motociklą, tai wow, dizainas. Tai, sakykime, Ducatis visą laiką pasižymėjo tuo, kad jie moka kurti gražius motociklus. Antras dalykas, tu prisilieti prie to motociklo, viskas yra padaryta kokybiškai. Tu neturi prie ko prisikabinti, ant kiek tai yra kokybiškas daiktas. Trečias dalykas, tai yra važiavimas su juo. Iš pradžių, kai atsisėdi ant šito motociklo, kaip ir viskas ok, pradedi su juo važiuoti, tada tu kaip ir pradedi su juo kovoti, atrodo, kad jisai kažkoks tai netoks, tavęs neklauso. Bet, kai tu apsipranti, tai tu supranti, kad nėra šitoj klasėje, ten, sakykime, 600-700 kubų motociklų, kuris jam prilygtų. Tai yra, ta prasme, antiek sportinė aura, antiek sportinė dvasia, ta emocija, kurią tu gauni, tas torkas, valdomumas, stabdžiai, viskas, ką tu jauti su juo, tai yra kokybė, didelis pinigų kiekis ir begalinis malonumas. Tai turim Brembo stabdžius. Konkrečiam motociklį yra terminionį išmetimas pilnas. Garsas tikrai girdimas iš toli. Dar yra karbono apdalas. Bet čia, sakykime, yra visas tas tuningas. Tai standartiškai motociklas kaip ir nieko neturi. Nei traction controlo, nei shifterio, nei ABS-o. Jisai yra plikas. Tai reiškia vėlgi, kad tu esi tu ir motociklas. Ir visos tavo klaidos atsilieps, ta prasme, tame važiavime. Standartiškai yra sumontuotas demperis, toks motociklas be demperio, tai būtų, sakykime, švelniai tariant, absurdas. Bet tiesiog man net nežinau, kaip apibūdinti. Aš galvau, kad tik man taip. Aš daviau bičiuliui, jisai pravažiavo su to motociklu ir jisai jį vertina 10 iš 10, nes ta emocija, kurią jisai gavo, sako, čia, aš sako, suprantu, kad jisai dvigubai silpnesnis už mano motociklą. Nu, beveik dvigubai, sakykime, grubiai kalbant. Bet tai, ką aš patyriau su juo važiuodamas, tai yra neįkainojama. Tai, sakykime, visas jo valdomumas, viskas yra, apskritai viskas yra sukurta trasai. Tik tai jisai yra legalus važiuoti gatvėje. Tai visas šitas dalykas, kai tu su juo važiuoji, tu tiesiog visą laiką, jis tave labai provokuoja, tu visą laiką šypsaisi, tu visą laiką nori dar, nori ant vieno rato, nori. Tai čia yra tai, ką jie sugeba padaryti geriausiai. Turim reguliuojamą pakabą. 180 padangą gale, tai, sakykime, 1098 turi 190, o šitas turi 180. Čia jau toks buvo jų, sakykime, sprendimas. Tai jeigu 1098, jisai, sakykime, bus greitesnis tiesioji, tai su šituo tu susirinksi jį posūkiuose. Tas jo manevringumas, tas jo guldymas, tas jo, sakykime, stabdymas, viskas, kas yra šitam motociklė, tai yra, tiesiog mane tai be proto stebina. Ir aš niekaip negaliu suprasti, kaip žmonės gali pirkti R6 už 5-6 tūkstančius eurų, kai yra tokie motociklai. Tiesiog man tai yra nesuvokiama. Čia kaip pavyzdys R6, bet yra ir kiti, yra, pavyzdžiui, Gixxer ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia yra puikus motociklas, už tikrai labai gerus pinigus, tu gauni tikrai pilną sportinio motociklo dvasią ir tu labai sėkmingai ją panaudoji gatvės, sakykime, gatvės eisme dalyvavime. Jis yra pakankamai plonas, bakas yra 16 litrų, tas iš karto jaučiasi, kai tu atsisėdi ant motociklo. Sėdėsena yra iš principo, jinai yra faina ir smagi,
tačiau jisai, kadangi tai vėlgi eina kalba apie lenktyninį motociklą, tai kad jinai būtų ideali, tai reiktų dėti sportinius pakojus, tada kilstelt kojas ir tada tos kojos, sakykime, būtų šiek tiek aukščiau prisispaustų prie bako. Bet nekalbant apie tai, tai yra tiesiog meno kūrinys, italai tą padarė idealiai, galbūt jisai nėra tobulas ir turi tam tikrų problemų, vieną aš jau patyriau ant savo kailio, bet apart to, tai tiesiog tu nuo pirmo užvedimo, nuo pirmojo garso, tu iš karto mėgaujas kaip mažas vaikas, tu džiaugiesi, tu tiesiog krykštauji viduje, šypsaisi ir tau yra malonu. Tai negaištam laiko, sėdam, važiuojam, o tada jau pamatysit, kaip man su juo yra smagu. Turim modernų prietaisų skydelį, 2008 metai, tai tikrai jau skaitasi pakankamai modernus. Taip, turim, sakykime, šiek tiek funkcijų, tai vat lap timeris, USB, nežinau iš tikrųjų ką USB reiškia, bet galima laiką nusistatyti. Iš principo nieko ypatinga, tiesiog vat keli tokie jo bajeriukai. Tai čia pakankamai informatyviai turim ridą, laikrodį, oro temperatūrą, variklio temperatūrą, ir keletą, sakykime, lempučių, kurios indikuoja ten errorus ir taip toliau. Shift indicatorius, tai 1, 2, 3, tada užsidega, sukasi jisai pakankamai mažai, kažkur iki 11 000. Tai va, demferiukas reguliuojasi, pasuki, viskas patogu, tas sėdėsena, jinai iš karto tu jauti, kad va čia yra lenktyninis motociklas. Papildomai čia sumontuotas reguliuojamos stabdžių sankabos rankinėlės, turim Brembo hidraulinę sankabą, turim Brembo stabdžius ir suportai ir mašinėlę. Čia reguliavimas, apačioj yra reguliavimas. Nu kągi, lėkiam. Oho, garsas. Ducati! Tai va, dėl sėdėsenos, ką sakiau, tai va, matot, kaip mano koja iš tikrųjų, tai va čionai norėtus, kad būtų šiek tiek aukščiau ir remtųsi į baką. Su sportiniais pakojais būtent va tokia va sėdėsena ir būtų, nes dabar tokia sėdėsena yra tik pasistiebus, o pasistiebus nepato. Tai pasikelia pakojai ir tada tu išvis sėdi kaip caras ant šito motociklo. Tai, dabar, reiškia, šiek tiek reikia, kad apšiltų padangos, nes nėra labai šilta, 19 laipsnių, rytas. Bet tu su kiekvienu prisilietimu vadė. Važiuojam! Ir tai va. Nerealiai, iš tikrųjų, Street Fighteris, pavyzdžiui, man nepatiko, bet aš ir prisėmiau tą atsakomybę, kad turbūt jisai man nepatiko, nes aš su juo tiesiog pasivažinėjau ir prie jo nebuvau pripratęs. Ir aš tikiu, kad jeigu aš su juo nuvažiuočiau ten porą tūkstančių kilometrų, man jisai būtų turbūt irgi panašiai kaip šitas. Šitą motociklą aš parduodu, tiesiog nupirkau tam, kad parduot, bet, nežinau, su CBR litriniu važinėjau ir tipo kaip ir gerai tas mocas, viskas, bet viskas, nieko net nereikia lyginti. Ten 126 kW, čia 99 kW, čia yra geresnis mocas, čia yra smagesnis mocas, čia daugiau emocijos. Tiesiog, va, tik tai. Jisai viršų jau nebevažiuoja, bet visur va čia, kur jūs matot, jisai važiuoja. Ir jisai važiuoja labai gerai. Tai toks labai pozityvus motociklas, ant kiek jisai, sakykime, jo visas valdymas, viskas, tai yra tiesiog. Wow. Wow.
Va taip turi važiuoti motociklai, va taip jie turi klausyti vairuotojo. Tiesiog vienas didelis pasimėgavimas motociklu. Reikia stabdyti, spaudyti stabdį ir jisai puikiai stoja. Nusimeti bėgi dar geriau. Nu, pasaka. Kaip galima pirkti ir šeštą, kaip galima pirkti kikserį. Kai yra tokie motociklai, šį parduodu už nepilnus 6 000. Nu, be 50 eurų. 6 000. Tai nebijokit jūs tų motociklų. Yra dileris, yra tų detalių. Kažkas atsitinka, viskas pasidaro, viskas susitvarko. Nu, tiesiog. Va, pirmas biški trumpas, tai jeigu kampo nepagauni, tai jisai pasibaigia tas bėgis. Nu, bet, kaip sakoma, taip jau yra. Bet šiaip... Karočiui. Niuansai. Buvo vienas niuansas, kuris greitai prasisprendė. Ir iš tikrųjų labai įdomus. Labai itališkas, labai dukatiškas niuansas. Ir kai atsidariau Google, supratau, kad čia yra tiesiog... Jis kaip ir privalo būti čia, nes kitaip žmonės neturėtų apie ką turbūt diskutuoti. Čia yra spynelė. Čia kišasi raktas. Raktas turi imobilizerį. Imobilizerį žiedukas yra po šita guminė detalė. Jisai ten yra aplinkui toksai vyniojas. Aš nuvažiavau nuplauti šitą motociklą. Motociklas buvo nuplautas. Atsisėdė ant motociklo. Pasuki raktelį. Ir niekas nevyksta. Išmeta šiandien klaidą, motociklas neužsiveda ir turi imobilizerio klaidą. Aš įvedžiau tą klaidą į Google, ten man išmetė visą enciklopediją, ta prasme, žmonių, kurie turėjo šitą problemą. Pasirodo, sušlampa imobilizerio žiedukas, ar net tai, kad sušlampa, jisai net nesušlapo, jisai gauna drėgmės ir jisai nebeveikia, jisai pradeda gliučti. Aš šiandien išsiardžiau viską, pasižiūrėjau, išsivaliau, viskas gerai, surinkau, vis tiek neveikia. Bet važiuoti reikėjo. Tai su tuo žieduku, jeigu taip jį šiek tiek prikeli, dar kažkur prie rakto, jisai suveikia. Bet kaip tu jį pastatai atgal į vietą, jisai vėl nebeveikia. Šįryt buvo tas pats. Naktį lijo, motociklas stovėjo lauke ir žinojau, kad ateisiu ir bus va tokia va situacija. Aš ateinu, pasuku raktelį ir man imobilizerio klaida. Bet jau prieš tai aš išsiaiškinau, kad va reikia paimti, prikelt va šitą va tai va plasmą. Čia va viskas italai taip sugalvoja. Supiršiu. Va tai va pakeli, tada pasikelia tas žiedukas šiandien, pasuki raktelį ir jisai veikia. Užsiveda motas, vėl pastatai apačią, viskas gerai. Pravažiuoji, sušyla, prasipučia, išdžiūna ir tada jokių problemų nėra. Tai va, nedėkokit, jeigu kas turėsit su šito motociklu tokią problemą. O tą žieduką galima keist, galima nekeist, problemos tai neišspręs. Čianai būna karboninė tokia apdaila dedasi. Tai va, uždėjus tą karboninę apdailą, irgi gali ta pati problema būti, nes žiedukas pasistumė šiek tiek žemiau. Tai jis turbūt tą anteną turi per silpną ryšį, gal ar dar kažkas, tai va dėl to sakykime, kyla tokie smulkus niuansai. Bet kita vertus, kaip pagalvoju, tai Italijai nelyja. Tai, kaip sakoma, jie tos problemos ir nemato. Aš aišku, nu, su jumoru. Tai va, tai tokį niuansą aš apturėjau ir iš tikrųjų jau buvau išsigandęs, galvoju, blemba, tai noriu pavažiuoti ir va reikės dabar čia varyti, užsakinėti tą žieduką, ten kaina ten juokinga, gal 28 eurai, bet nu tiesiog va toks va niuansėlis. Vienas, kurį aš kol kas turėjau. Tai prieš tai ten turėjau tokį 1198 SP, tai jisai turėjo problemų su krovimu, tai jį perkraudinėjo, tu prasme, per didelės krovimas, tai ten tiesiog nieko baisaus, bet galėjau motociklas vieną dieną imti ir užsidegti. Nu, bet kam nebūna, kaip sakoma. Tai va, o šiaip. Lekiam! Nu, jūs patikėkit manim, čia žodžiais to neperdot. Čia neįmanoma, čia yra... Va, trin. Ir jisai kabinasi, ir jisai važiuoja. Va, ir jau čia tas torkas yra, bam, ir jisai tada lupa.
Va, ir nelpa. Lupa normaliai. Nežinau, ką pasakyti, jūs paimkit, pasivažinėkit, paprašykit, duosiu gal pasivažinėti, kad jūs suprastumėt. Iš pradžių tu su juo ten kovoji, jisai kažkaip taip, tas vairas sunkiai, o po to viskas išsisprendžia. Ir po to nėra jokių problemų, tu tiesiog važiuoji, tu su juo susipažįsti ir važiuoji kaip su kokia, nežinau, MT-07, lengvas, manevringas, nu viskas, ko reikia motociklui. Va, važiuoji, bam, oi, neveikia, bam. Oi, vyrai, žiūrėkit, kaip tas motociklas važiuoja. Joks R6 jums tiek džiaugsmo nesuteiks ir jisai į posūkį, važiuok, sako, važiuok, aš dar galiu, aš dar noriu. Nu ir šiaip, Ducatis jisai yra gamintojas, kuris, sakykim, jo nėra ideologija kurti motociklų ten labai jau, nu, gatvėje pradžia tai vis tiek yra lenktynės ir po to jie panaudoja, sakykim, tam tikras technologijas. Masiniai gamybai jas atpigina ir tada mes turim va tokius motociklus ir tokius rezultatus. Tai netgi paimt multistradą, ten kur motociklas yra keliaut. Tai tavo motociklo performances yra kaip lenktyninio motociklo. Kągi mes čia turime? Kuro lemputę. Nu gerai, turėtų mūsų šiandieniniam pasivažinėjimui užtekti. Bet taip, kuro jisai valgo daug. Ir tas daug, tai aš nežinau kiek, bet aš užsipyliau pilną baką, prasukom ratuką, biškį padurniavom, tai buvo kokį 100 turbūt 30 gal kilometrų ir aš važiavau piltis. Nu tai aš vis tiek manau, kad jisai jaučiu normaliai su juo važiuojant, tai 100 kg gali nuvažiuoti, tai apie 16 litrų jisai suvartos. Tiesiog ratukas buvo lėtas, tai taip ir gavosi. O dabar turėčiau kažkur tai galbūt ir davažiuoti, bet va, yra miestelis, tai užsipilsiu. Vat mano video ir yra ne apie tai, kad kokį ten, blėti, varštukas laiko kažkokį tai ten pipuką ir tas atidaro sklendę ten ir padaro ten magiją ir ten viskas tas pasidaro ir, nu, mano tiesiog yra apie tai emocija. Va taip važiuoja ir tipo, viskas čia yra gerai, nėra blogo emocijų, yra, bet yra Ducatis. Ir tiesiog yra tas motociklas, tai tu jį gali išsiplauti, išsivalyti, žiemą laikyti pas save prie televizoriaus ir jisai puoš tavo interjerą. Tu vasarą su juo gali važiuoti, tu nori ir į treką važiuoti, gali važiuoti į Aukštadvarį, į ten Kačergas, į Parnų, į dar kažką. Ir jisai, ta prasme, visiškai funkcionalus viskam. Ir tu po miestą su juo važiuoji ir žmonės atkreipia dėmesį, žmonės atpažįsta tą motociklą. Jų nėra daug, ta raudona spalva, jinai yra spalvų, juodas yra baltas, turėjau kažkada ir baltą, bet raudonas jisai yra raudonas, čia yra, nu, Ducati, jis turi būti raudonas. Tai pakaba irgi, pavyzdžiui, nu, pakaba man žiauriai patinka, jinai čia aš nežinau kaip jinai sureguliuota ir koks buvo, sakykim, praeito vairuotojo ten parametrai, ūgis, svoris ir taip toliau, bet man su juo gerai, man jisai, ta prasme, jis ne per kietas, ne per minkštas, jisai posūkius laiko labai gerai, nu, viskas su juo man čia vat, tinka ir patinka. Gal jeigu labiau pradėti ten, sakykim, laužyti, spausti ir dar kažką, tada kažkur kažką dar ir norėtųsi pasireguliuoti. Bet šiaip, nu, idealiai. Jo tas torkas, kaip jisai važiuoja iš vietos, ta prasme, nu, tą posūkį taip švelniai, vairas niekur nesimėta, niekur nesiplaš.
Oi, koks tu geris. Tai va, aš nesenai jį gavau ir pardavinėju, kaina 5,950. Tai savaime suprantama, kad tai yra derybų objektas ir kažką tai mes sušnekėtume. Kaip su MT, tik tai su Britu, šiaurės smagu. Ir jisai provokuojantis motociklas, tiesiog jis visą laiką prašo, nu davai dar biškį, davai dar. O gal davai dar trupučiuką, nu davai dar biškį, trupučiuką, nedaug. Tiesiog. Kiekvienas kilometras iš to motociklų atveria dar kažkokią tai naują emociją. Toks gražus oras, toks gražus motociklas, puikiai diena filmuoti, aplinkui pilna motociklų, nu. Visi sveikinasi, visi laimingi, visi patenkinti ir su Dukačiu. Va, tai netgi važiuoju dabar turbūt kokio 4 bėgių, atsuki ir jisai lupa, važiuoja ir išsisuka tada. Nu, tai 4 bėgių normalu, ne litras. Kaip jisai posūkiuose važiuoja. Kaip jisai stovi ant kelio. Tarp kitko, norėjau pasidalinti, kad pradėjau daryti ramius ratukus. Ramus ratukai tai reiškia, kad mes važiuojam, nelėkiam, nelenktyniaujam, neišsidirbinėjam, sakykime, nu, minimaliai. Ir važiuojam visi kartu, visi drauge. Tai mintis yra labai paprasta. Sukurt tą bendruomenę didesnę, jinai jau pas mus yra nemaža, bet norisi, kad vis naujų žmonių prisijungtų, tada kažkokių tai, sakykime, naujų idėjų, naujų pasiūlymų, naujų pažinčių kažkokių, tai kažkas ten su motociklais dirba, kažkas gal servise, kažkas gal su detalėm. Tai visi esat labai kviečiami. Jokių didelių lūkesčių, greičiai nėra dideli. Tai sakykim, ratuką, kai važiuojam, tikrai ten nėra kažkokio tai beprotiško lėkimo. Tai yra ramiai, normaliai, adekvačiai važiuojamas ratukas. Kai visi sustojam, tai sustojam praktiškai visi vienu metu. Ir per ten ateinančias 2 minutės jau visi stovi aikštelė. O ne taip, kad atvažiuoja pirmi, ten 5-7, po to antra grupelė, ten kokie 8 mocai, tada trečia grupelė, kokie 9 mocai. Ir va taip, tai visi važiuojam kartu, greičiai nėra dideli, ramiai, tvarkingai, be jokių išsidirbinėjimų, saugiai, jau važiavom 3, 4 ar net 5 kartus. Atvažiuoja nauji žmonės, patenkinti, jiems nereikia skubėti. Ir tai išaugo iš to, kad kai atvažiuoja nauji žmonės į, sakykime, mūsų ratuką, pabandyti su mumis pasivažinėti, tai, nu, kartais jie tiesiog nori kažką parodyti, pamandravoti, ten, pasivyti, dar kažką. Tai šito daryti nereikia. Reikia su motociklu važiuoti taip, kaip tu jautiesi saugiai.
Tai visų mūsų tikslas yra vienas - saugiai grįžti namo, ten, kur mūsų laukia artimieji, kur mūsų laukia gyvūnai, kur mūsų laukia, nežinau, darbai kažkokie tai. Tai mes turim šitą atsakomybę prisimti ir mes turim tą daryti labai atidžiai. Tai vat, kažkas gali greičiau važiuoti, kažkas gali guldyti, kažkieno motociklas, sakykime, turi irgi didesnės galimybės ir taip toliau. Kiti mažiau visko šito turi. Tai to pasiekoje mes nusprendėm ir aš dabar vedu tos ramius ratukus, kur nieks nelėkia, nieks nelaksto, kažkas, kas galbūt yra, sakykime, ten vat, iš mūsų kažkas prisijungia, sakykime, tai nori greičiau pavažiuoti. Tai jie tada važiuoja šiek tiek į priekį, gali ten pakilnuoti, dar kažką jie po to pristoja, dasivėja, prisijungia ir taip toliau. Bet nėra to tokio, vat, viens kitą ten kažkur tai pabandyti dasivyti, ten išguldyti ar dar kažką. Ir to nereikia. Motociklas turi tau teikti džiaugsmą, tu turi su juo mėgautis ir tu turi neturėti kažkokių tai neigiamų patirčių. Tai vat, stengiantis, kad ir tada visi važiuojam gražiai, draugiškai, tada apsižiūri, apsižvalgai, kažką tai pamatai naujo, kažkur sustoji, pabendrauji. Tai va, tai, kaip sakoma, aš paskelbiu Instagram'e, repostinam prie Blade Riders ir tada visi esat feel free to join. Jokių didelių lūkesčių, jokių lakstymų, jokių lenkimų ir taip toliau, taip toliau. Atvažiuojat su tvarkingais motociklais, tvarkingais dokumentais, ramiai važiuojam. Jeigu vidutinio greičio matuoklį, tai, sakykime, susilėtinam ir taip toliau, bet stengiuosi rinkti tokį maršrutą, kad nebūtų. Ir tas greitis, jisai vis tiek vyroja, ten, sakykime, nežinau, tai 100, 130, toksai lengvas raidas, bet kokiam motociklui. 125 tik tai galbūt biški sunkiau būtų. Oi, Ducati, ką man čia su tavim daryti? Ir jūs tak, miau, važiuojam. Tai va, ką žinau, man jau laikas į darbą, tokią gražią dieną. Kolegė kaip tik sakė, kad pabus pusę dienos, tai ačiū jai. O dabar turiu prisijungti ir dirbti darbus. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad auginat kanalą. Labai dėl to džiaugiuosi. Labai stengiuosi tą turinį jums padaryti kažkaip vis įdomesnį. Tai vat, kaip ir sakiau, vieni kažkaip natūraliau, kiti galbūt biškai kitaip gaunasi tie video, bet esmės nekeičia. Man smagu, kad jūs žiūrit, kad jūs komentuojat, kad jums smagu. Ir tiek, tikiuosi jūsų diena tokia pati graži kaip ir mano. Kai jau žiūrėsit šitą video, jau bus praėjusius turbūt porą savaičių. Tai motociklo galbūt jau ir nebebus, galbūt jau būsiu pardavęs tą motociklą. Nes taip jau atsitinka, kad būna išeina video, o motociklo jau nebėra. Kągi, ačiū, geros dienos ir iki pasimatymo kitose video.